Sveiki. Dabar aš jums pristatysiu pilnus saugos diržus. Pasakysiu, kuo jie patogesni nei ofiso kėdė, kaip juos užsidėti ir kitas papildomas savybės palengvinančias darbą. Mano rankose pilni saugos diržai Petsalavau. Jie yra skirti visoms darbo situacijoms aukštyje. Jie sudaryti tiek iš apatinės dalies, sėdimosios ir viršutinės dalies. Yra labai platus diržai skirti ilgam kabėjimui ir ilgam darbui, komfortiškam darbui. Dabar aš jums parodysiu, kaip juos užsidėti. Pradžiai reikia atsisegti visus karabinus ir atlaisvinti diržus bei atsekti kojų sagtis. Ir pradžiai dedame juosmens dalį. Pakeliam juosmens diržą ties juosmeniu ir suveržiame diržus taip, kad gerai apglustų. Laisvus diržų galus saugos diržuose yra numatytos vietos, kur prisitvirtinti, kad nemaišytų darbą. Kai jūs tvirtiname juosmenį, pristvirtiname kojų sagtis. Tai yra greito užsegimo sagtis. Užsitempiam diržą, taip, kad gerai apglustų. Ir laisvus galus tvirtiname prie tam tikrų vietų, kad nemaišytų darbą. Kai susireguliavame juosmens ir kojų diržus, tvirtinamės viršų. Įsegame karabiną į kilpą. Užsukame. Ir susireguliuojame diržus tiek galinėje dalyje, tiek priekyje. Taip, kad gerai apglustų ir nevaržytų judesių. Laisvus galus pritvirtiname prie tam skirtų gumelių. Dabar jums pristatysiu kitą šių saugos diržų savybę, kaip teisingai pozicionuoti pagalbinės virvės blokantą. Štai blokantas su energijos sugertuvu. Tvirtiname jį prie saugos diržų. Blokantą tvirtiname prie pagalbinės virvės. Segame karabiną. Ir kad nereikėtų juo rūpintis ir jis nemaišytų mums darbui, šiuose saugos diržuose numatyta tvirtinimo vieta. Jeigu norite sužinoti plačiau, kreipkitės į Montis Magija saugos darbo aukštyje įrangos specialistus.